Sveiki, čia jau 5. NKL savaitės 10-ukas, kurį pradeda Trakų klubo duetas Simonas Lekys ir Domantas Pipiras. Šakiuose vyrukai pakėlė kartelę 2 taškų vertės atakos grožiui. Domanto Pipiro, kaip gudriai žaidžia puolime ir 9 vieta Molėtai. Čempionato lyderių akistata tarp Ežerūno Kario ir Vilniaus Perlo Emerų pagardino nekuklus Gintauto Matulio dėjimas į sostinės komandos krepšį. Likite kartu, į Molėtus grįšime visai netrukus. 8 vietoje rungtynių atomas Marijampolėje. Palangos klubo šansus išsigelbėti mače bando prikelti Erikas Kubilius, tačiau visas viltis sudaužo negailestingas Sūduvos Mantingos įžaidėjo Tautvydo Kliučinyko blokas. 7 vieta. Grįžtame į Molėtus. Ežerūnas Karys pratęsimo pabaigoje iškovoja pergalę po Aivaro Kvedaravičiaus metimo, o Molėtų klubo operatorius išjungia kamerą ir pradeda švęsti su komanda. Gerai, žiūrime pakartojimą. 6 vieta. Keliamės į Vilnių. Šeimininkų baudos aikštelėje sumanęs paskraidyti Joniškio delikatesų narys Benas Bogdanovičius sulaikomas Perlo Emerų baudos aikštelės policininko Edvino Jezukevičiaus pastangomis. 5 vieta. Ištrauka iš Karolio Guščiko blokų vakarėlio Raseiniuose. Mače su Šakių Zanavyku Rasų puolėjas varžoms dosniai išdalino net 8 blokus. 4 vieta. Mes ir vėl Raseiniuose. Įsibėgėjęs Rasų krepšininkas Justas Petkevičius nusprendžia įtraukti savo pavardę į savaitės 10-uką ir ataką užbaigia fantastiškų dėjimų iš viršaus. Šarūnas Beniušis pradeda gražiausių epizodų trejetuką. Buvęs LKL oro karalius surengė mini dėjimų konkursą Šakiuose ir be konkurencijos jame triumfuoja. Antroje vietoje Palanga. Šeimininkų legionierius Arturas Satonas po krepšinio aprangą vilki supermeno kostiumą ir iškviestas į pagalbą ataką užbaigia nežemiškų šuolių per varžovų galvas. Gražiausio NKL savaitės epizodo autorius Rytis Pipiras. Perlo Emerų atstovas nepasitenkina savo monstriškų dėjimų per oponentą Žilviną Petraitį ir kaip karo trofėjų bando nurauti namų arenos krepšio lanką. Auč!